raudonas vynas, brandinti sūriai, taip, degustacijos, dar rūkyta mėsytė ir jau žiūrėk, jau pilvas visas išsipūtęs ir paraudęs veidas. Pacientai gali kentėti, pavadinkime, ir keletą metų, kol sugalvoja ieškoti priežasčių. Forumuose perskaito, arba su ChatGPT pasitarė. Arba akciją pamato. Tai nesivaikykime mados, pataupykite tos pinigus geriau, mes vertiname visumą. Ar buvo pas alergologą? Buvo. Neigiami mėginiai? Taip. Tai gal pagalvokim, gal čia histaminas kaltas? Tai jau vakarykščio maisto geriau nevalgyti, viską gaminti. Žmonės nori žinoti atsakymus. Neigiamas atsakymas irgi yra atsakymas ir to atsakymo gali tekti paieškoti. Taip, jeigu iš tikrųjų visų priežasčių išieškota, gal ta priežastis yra žarnyne. Ar tai maisto alergija ar netoleravimas? Apie maisto reakcijas, glitimą, laktozę, histaminą ir žarnyno mikrobiotą kalbėsime būtent šioje Gastro paprastai kanalo laidoje. Aš, laidos vedėja gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė, kartu su laidos pašnekove, gydytoja alergologė, klinikinė imunologė Rūta Kovaliovienė. Labas, Rūta. Labas. Tai gal pradėkim nuo pagrindų. Kas apskritai yra tas maisto netoleravimas, alergija į maistą, kuo skiriasi, galbūt simptomai skiriasi, kaip apskritai žmogui atpažinti, kada tai alergija į maistą, o kada maisto netoleravimas? Taip, skirtumų yra ir nemažai, tai pradėčiau gal nuo alergijos maistui. Pirmiausia, yra svarbu suprasti, kad čia veikia imuninė sistema ir reakcijos yra greitos ir reakcijos yra kiekvieną kartą patekus alergenui tam tikrą maisto produktui. Paminėsiu gal, kad pagrindiniai maisto produktai, kurie alergizuoja, yra pienas, kiaušinis, soja, kviečiai, riešutai, ypač žemės, žuvis ir jūros gėrybės. Maisto netoleravimo metu veikia arba sutrinka virškinamojo trakto sistema dėl fermentų trūkumo. Ir čia reakcijos jau yra lėtesnės, gali trukti nuo kelių valandų iki kelių parų. Tai tarkim, alergija maistui ir yra diagnozuojama gan anksti, dažniausiai kūdikystėj, vaikystėj, dėl to, kad yra pastebima greitai, o maisto netoleravimo metu pacientai gali kentėti, pavadinkime, ir keletą metų, kol sugalvoja ieškoti priežasčių. O simptomai, sakykime, skirtusi, jeigu tai yra maisto alergija ar ten maisto netoleravimas, ar būtų kažkokie esminiai skirtumai, kur žmogus jau galėtų įtarti, kad man vis dėlto yra netoleravimas, o vis dėlto tai yra galbūt alergija. Kažkokie gal tokie, žinai, kaip raudonas vėliavos tokios, taip, kad atskirti. Alergijos maistui metu simptomai yra, tokie kaip dilgėlinės tipo bėrimas, patinimai, paraudimai, gali sutrikti kvėpavimas, aišku, gali išsivystyti ir pati sunkiausia alerginė reakcija, tai anafilaksija. Tai tikrai yra gyvybei pavojinga situacija. Jinai gali atsirasti nuo kiekio, reiškia, kuo daugiau suvalgysim produkto, tuo stipresnė reakcija bus. Maisto netoleravimo metu gali varginti pilvo pūtimai, kauptis dujos, pilvą raižyti, jaustis diskomfortas, tai tokie simptomai, kurie gali būti ne kiekvieną kartą pavalgius ir todėl žmogus nelabai supranta iš pradžių, nuo ko jam tokie simptomai atsiradę yra. Būna tokių netgi situacijų, žmonės irgi išsako, anksčiau galėjau viską valgyti, viską gerti, viskas buvo kaip ir gerai, o dabar atrodo, kad nebesuprantu, bet ką suvalgau, bet ką išgeriu ir jaučiuosi išsipūtęs, jaučiu, kad lygtais noriu eiti išsividuriuoti, lyg pilvas skauda maudžia. Tai ar čia aš kažko netoleruoju, ar čia man kažkokia alergija, ar gali kažkaip, per gyvenimą, per laiką, sakykime, atsiras kažkoks įsijautrinimas, sensibilizacija, galbūt kažkokios kryžminės reakcijos yra su visiškai kažkokiais kitais dalykais, kaip tau atrodo? Taip, tai svarbiausia, gal paminėsiu, kad jeigu mes turime įtarimų, ar tai būtų tėvai dėl savo vaiko, ar tai būtų patys suaugę kaip pacientai, pirmiausia, vis dėlto kreipiamės į šeimos gydytoją ir jisai nukreipia jam tuo atrodančiu keliu, tai pas specialistą, tai šiuo atveju pas alergologą. Ir patys tyrimų tikrai nedarykite, nerekomenduoju, dėl to, kad iš anamnesės, iš tai, ką mes klausėme, mes susidarome nuomonę, į kurią čia mes ligą, būklę orientuojamės. Tai pavyzdžiui, alergijos maistui atveju mes galime atlikti tyrimus iš karto konsultacijos metu, tai odos dūrio mėginiai su įtariamaisiais alergenais, arba galime paimti kraują ir atlikti specifinius imunoglobulinus E prieš tam tikrus maisto produktus.
Tai čia reakcija yra aiški ir tyrimo atsakymai irgi bus aiškus. Kartais pacientai gali skųstis, kad netoleruoja ir jaučia tokius įdomesnius simptomus burnos ertmėje. Tai čia jau mes einame kitu keliu. Tai yra toksai burnos alergijos sindromas. Reiškia, suvalgius daržovių, vaisių, ypatingai kaulavaisių, riešutų, pacientas iš tikrųjų pradeda jausti dilgčiojimą, liežuvio perštėjimą, kartais gali būti ir patinimai. Ir taip yra dėl kryžminių reakcijų, kaip tu ir minėjai. Jie nežino, kad iš tikrųjų yra alergiški žiedadulkėms. Ir ta pati molekulė atsikartoja, pavyzdžiui, tiek beržo alergene, tiek, tarkim, obuolyje. Ir mes pacientui netgi pasakome 2 naujus dalykus iš karto, kad jūs turite alergiją žiedadulkėms arba šienligę ir dėl jos jūs reaguojate į štai mano minėtus produktus. Taip yra tikrai ne kiekvienam. Ir terminis apdorojimas šiuo atveju maistui duoda tokią įtaką, kad gali valgyti žmogus, ne? Tik tais šviežių, žalių daržovių tikriausiai jis negalės valgyti arba šviežių vaisių, ne? Tai va. Tai dabar kaip tik pavasaris. Taip. Ir tas žydėjimo laikas yra, tai manau, kad tokių pacientų tikrai pasirodys pas jūs, pas gydytojus alergologus. Taip, pats sezonas. O dažnai šiaip pasitaiko tokių atvejų, nes bent jau man tai kaip nusiskundimas, tas burnos deginimas, dilgčiojimas tikrai yra pakankamai dažnas simptomas ir labai dažnai sieja tai su refliuksu, pavyzdžiui, nors visiškai nėra jokio atsako į antirefliuksinį gydymą, ar ten taikant nemedikamentinės ar medikamentinės priemonės. Tikrai būna žmonės nueina ir pas floristus ir pasitikrina ir dėl burnos grybelio ir pasižiūri, kad kaip irgi viskas ten gerai. Tai manau, kad čia viena būtų turbūt irgi iš tokių priežasčių patikrinti, kad gali būti šita Taip, tai tarkim pacientai, kurie jau turi šienligę, jie turbūt jau žino ir valgydami jie supranta, kas vyksta, ne? Aš visada, kai nustatau naujai įsijautrinimą žiedadulkėms, papasakoju apie tokį galimą burnos alergijos sindromą, kad pacientai būtų, budrus, ne? Ir tarkim, valgydami ir pradėdami jausti tuos minėtus simptomus, iškart žinotų, ką daryti. O gali būti tokia situacija, kad tie greitieji jūsų testai odos dūrio mėginiai visi yra ten geri, neigiami, bet vis tiek, žmogus pastebi valgydamas ten, tarkim, riešutus ar ten valgydamas soją, pieno produktus, pastebi, kad vis tiek jie alergizuoja ir galbūt netgi būna tų tokių, kaip tu minėjai, dilgėlinės netgi tokių bėrimų. Ar gali būti kartais, kad tie testai jūsų ir, nesureaguoja? Ar čia jau tikrai 100%, jeigu jau nėra tos papulės, pavadinkim taip vadinasi. Taip. Tai viskas yra gerai ir tu čia tikrai niekam nesi alergiškas. Gal dar kažkokie tyrimai atliekami, gal ten tie lopo kažkokie mėginiai yra, čia jie turi kažkokios prasmės ar nelabai? Suaugusiam žmogui odos lopo mėginiai labiau yra su cheminiais alergenais rekomenduojami, o kas liečia, jeigu tyrimas šiai dienai yra neigiamas, pabandykime pasitikrinti po pusės metų, nes stebėkime tą situaciją, stebėkime, ar mes vis dar nebegalime valgyti to produkto ir jeigu tai yra tikrai dilgėlinės tipo alergija, gal net svarstykime molekulinį tyrimą, kur mes galime žinoti alergenę esančius komponentus ir gal tik tai vienam ten iš kokių 4 komponentų yra ta alergija, ir dėl to tas odos dūrio mėginys arba specifinis iš kraujo tyrimas neparodo tikrosios alergijos. Ar tie tyrimai, kur ką tik paminėjai, yra lengvai prieinami kiekvienam pacientui? Taip, šitas tyrimas gal labiau atliekamas privačiose laboratorijose, šiaip jis yra nepigus. Kiek žinau, ir valstybinėse įstaigose jau pradedama jį naudoti. Tai aš manau, kad, ieškokite tų priežasčių ir atsiras kelių atrasti atsakymus. O populiarieji maisto netoleravimo testai, kur tikrai būna irgi, man pasitaiko tokių situacijų, kad jau ateina pacientai pasidarę maisto netoleravimo testus ir kartais būna tokių netgi situacijų, kai, tarkim, pacientas vienur pasidarė maisto netoleravimo testą ir parašyta, kad jis netoleruoja vienokių ar kitokių produktų, tada pasidaro kitoj įstaigoj maisto netoleravimo testą, jau žiūrėk, ten visiškai kitokie tie atsakymai ir rezultatai, pradeda laikytis tos naujos mitybos, pavadinkim taip, labai krenta svoris, tada nebesupranta, ką iš čia gali valgyti, ko iš čia negali valgyti, aišku, ir emocinė būsena tikrai pablogėja. Tai ar tikrai tie testai
maisto netoleravimo testai tikrai yra tikslus ir ar tikrai mes kiekvienas galim dabar eiti ir pasidaryti ir tikrai 100% žinosim, ką mes čia toleruojam, o ko mes čia netoleruojam. Taip, toks klausimas kontroversiškas, aplamai diskusinis, maisto netoleravimo tyrimai nėra moksliškai pagristi, ne? Vadinasi, jau čia yra klaustukas. Šitas tyrimas niekada nebus pirmo pasirinkimo tyrimas. Jo principas yra imunoglobulino G4. Tyrimų yra įvairių dydžių, ne? Įvairių palečių. Tai pati retai skiriu šitą tyrimą, bet jeigu matau, kad jo reikėtų bendram tyrimų ir gydymo plane, tikrai svarstau, su pacientu pasitariu, nes vėlgi tai yra mokami tyrimai ir jeigu mums kažkokį duos dar papildomą atsakymą, kodėlgi ne, bet patiem pacientam nerekomenduoju jo atlikti, nes niekas nenori vertinti tik tyrimo, ne? Mes vertiname visumą, tai reiškia yra nuo kada simptomai, kokie jie, ne, ir panašiai, ką reaguojate. Gal labiau pacientus skatinčiau pradėti vesti mitybos dienyną ir ateiti jau su savaitės 2 tokiu planu, ką jūs valgėte, ne, nes taip, mes galime sakyti, alergizuoja viskas, bet iš tikrųjų tendencingai žiūrint kiekvieną dieną ir kas nuo ko atsitiko, ne, mes atrasime grupę maisto produktų, ar tenais yra kažkokia laktozė labiau įtariama, ar tai yra glitimo produktai, kurie provokuoja, ne? Tai manau, kad geriau atlikime namų darbus ir tada pasvarstysime, ar mums reikia tų papildomų maisto netoleravimo tyrimų. O gal pati praktikoje irgi susiduria su klaidom, pavadinkim taip, kad pacientai jau pas tave atvyksta, pasidarė daug įvairių tyrimų, patys tiesiog nusprendžia, arba ten, nežinau, kokiuose forumuose perskaito, arba su ChatGPT pasitarė. Arba akciją pamato, taip. Tai būna tokių situacijų, kad jau atvyksta pas tave su pluoštu tų tyrimų ir sako, žiūrėkit, gydytoja, dabar man čia viską įvertinkit ir pasakykit, kaip čia yra iš tiesų ir ar aš čia gerai darau, čia dabar atsisakęs tam tikrų produktų, ar čia negerai darau, kodėl man čia negerėja. Ar būna tokių situacijų, kad patys žmonės gal net tokią kaip savotišką klaidą net padaro, pirmiau pasidaro ir tada keliauja pas gydytoją, negu atvirkščiai kaip ir turėtų būti, kad pirmiau galbūt pas gydytoją ir tada kartu nusprendžiat, bendradarbiaujant kartu, kalbant, išsiaiškinant tą anamnezę, ko iš tiesų tam žmogui reikia. Tikrai rekomenduoju pirmą atvykti, pasitarti su specialistu, nes tas pluoštas tyrimų, vėlgi ten būna metų senumo tyrimai, mes kalbam čia ir dabar, ne? Tai vadinasi, aš noriu išsiaiškinti, ar nebuvo dar kažkokių papildomų antibiotikų geriamų, ne? Ar nebuvo streso, kuris labiau įtakojo, ne, šitą situaciją, kodėl jūs prieš metus jautėtės vienaip, o dabar paskutinius mėnesius jaučiatės dar blogiau, ne, kažkas turėjo atsitikti. Žalingi įpročiai irgi turi savo vietą šitame. Tai aš manau, kad pataupykit tos pinigus geriau. Aš žinau, kad norit žinoti viską apie save, mes stengiamės išklausyti pacientus, stengiamės atliepti jų poreikius, ne, bet vadovaukimės kažkokiu principu, ne. Tai pirmiausia, tai yra išsamus apšnekėjimas jūsų istorijos. Manau, nuo to reiktų pradėti. Taip. Tai tikriausiai nereikia visiems atsisakyti glitimo ir laktozės, nes čia dabar irgi labai tokia populiari mintis, kad atsisakyk laktozės turinčių ar glitimo turinčių produktų ir tu pamatysi, kaip tu gerai pradėsi jaustis ir galvos nebeskaudės, ir pilvo nebepūs, ir su tuštinimus viskas bus gerai. Ar tikrai mums visiems reikėtų eliminuoti tuos produktus, kurie turi laktozės ar glitimo? Tai tikrai ne, ir taip mes galim, prailginti laiką, ne kažkokios kitos diagnozės atradime. Tai jeigu taip save pamačius, kad tikrai suvalgius pieno produktų kažkas atsitinka, galime mėnesiui pabandyti tokį eksperimentą, iki kol pateksime pas specialistą, ne? Tai gal trumpai apie laktozės netoleravimą, kad tai yra būklė, kai trūksta fermento laktazės, ne? Ir yra pieno produktai, kurie labiau skatina simptomus, ne? Tai vėlgi tuos pačius virškinamojo trakto simptomus, pilvo pūtimą, viduriavimą, pilvo raižymą, ne, dujų kaupimąsi, ir yra produktų, kurie turi mažiau laktozės.
Tai jeigu norite, mėnesių laiko, kol pateksite pas specialistą, galite pabandyti. Aš manau, kažkokios didelės žalos nebus. Bet visada turėkime minti, kad tokie simptomai būna ir prie rimtesnių būklių. Taip. Tai tas eksperimentavimas visai gali baigtis. Ir viena iš tokių būklių yra ir celiakija. Taip, tai čia jau, kai kalbam apie glitimo, Taip. tas dietas, tai nesivaikykime mados. Celiakija yra rimta liga, lėtinė liga, autoimuninė liga ir tikrai, geriau išsitirkime, jeigu vienas specialistas pasakė, kad atsakymas yra neigiamas, o tai irgi yra atsakymas, ieškokime kelio ir eikime pas kitokį specialistą, nes, kaip matome, pilvo pūtimas gali būti ir prie alerginių situacijų, prie gastroenterologinių situacijų ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, gali būti ir kažkokios šalutinės reakcijos, galbūt ir į vartojamus medikamentus. Taip, tai vaistus. Vėlgi grįžtam prie to pačio, kad svarbiausia tinkama anamnezė. Taip, o grįžtant prie celiakijos, kaip ir minėjau, autoimuninė, genetinė predispozicija turinti liga, kurią provokuoja glitimo turintis produktai. Taip. Ir mes kaip gastroenterologai, tai čia aišku mūsų, kaip sakau, ta liga yra, kurią mes jau irgi tikriname. Mes patarėmėjai, gal specialistai labiau. Tai aišku, serologiniai tyrimai labai svarbu, kraujo genetinis tyrimas irgi, kuris tą parodo predispoziciją. Ir jeigu, aišku, jau tikrai mes norim įsivertinti, ar nėra atrofijos gaurelių, tai aišku, biopsija, histologinis ištyrimas skrandžio tyrimo metu. O su glitimo netoleravimu, kaip tau atrodo, turėtų būti kažkokių gleivinės pakitimų, ar daugiau tai būtų kaip ir viskas normalu, ar ne, su gleivinė viskas tvarkoj, bet daugiau eina, kaip tu sakai, per tą maistą, kuris turi glitimo ir tie simptomai atsiranda. Ir minėjai, kad būtų visai protinga kokį mėnesį laiko, pasistengti eliminuoti tos maisto produktus, kurie turi glitimą ir pasižiūrėti, kaip jaučiamės. Taip, tą savijautą galima per mėnesį laiko tikrai įsivertinti, mėnesis 2-3, nedarykime klaidų. Tai reiškia, kad glitimo yra kviečiuose, miežiuose ir rugiuose. Su avižom gali būti įvairiai. Dažniausiai, kai jos yra perdirbamos, šiek tiek patenka glitimo. Ir vėlgi, jeigu mes atsisakome minėtų produktų, bet avižas valgom, simptomai gali išlikti, todėl jau taip visiškai griežtai tada reikėtų ieškoti be glitiminių avižų. Tai čia toks niuansas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Taip, tai irgi labai svarbu, tai reiškia, ne visų tų avižų reikėtų atsisakyti, bet būtent tų, kurios jau ten turi tų pėdsakų. Taip, todėl vėlgi, jeigu atėjo pacientas, kuris pats pabandė šitą dietą, dar keli klausimai tokie turėtų būti kritiniai, kiek tikrai jisai laikėsi pilnai, kiek laikėsi tos dietos. Tai reiškia, netgi glitimo netoleravimui yra labai svarbu pėdsakai. Reikėtų, jeigu jau bandome, visiškai eliminuoti glitimo, o jo, kaip matome, gali būti ir tokiuose, įdomiose vietose. Dantų pasta? Gali būti. Taip, jeigu ten su kokiu avižų ekstraktu. Kosmetika. Taip. Irgi. Tai čia ir tą reikėtų eliminuoti, skaityti etiketės tada? Čia vėlgi grįžtam, ar yra kokiu nors odos paraudimų. Gal jūs patepėt kremą ir atsirado paraudimas. Taip. Tai vėlgi, ar kokia jūsų profesija, vėlgi norėčiau paklausti, gal jūs esate kepėjas, gal kulinaras, gal darbe labai daug susidurėt. Žodžiu, vėlgi, išsami anamnezė. Yra tekę netgi girdėti ir skaityti, kad tie žmonės, kurie netoleruoja laktozės, kartais labai labai mažais kiekiais, jeigu suvalgytų produkto, kuris turi laktozės, tai simptomų gali ir neatsirasti. Ar yra tiesos? Taip. Ar nuo kiekio priklauso? Nuo kiekio ir nuo pieno produkto, kaip čia situacijos, jeigu tai yra skystas pienas ir skysti pieno produktai, tokie kaip minkštieji sūriai, ledai gali būti, tai jūs reakciją tikrai greitai pastebėsite. Jeigu tai yra kažkoks brandintas sūris, kietasis sūris, toks kaip čederio pavyzdžiui, tai reakcijos galite ir nesulaukti, jeigu suvalgysite kelis gabaliukus. Supratau. Tai labai daug kalbam apie glitimą, laktozę ir netoleravimus, bet tokia, sakyčiau, netgi visai pamiršta tema yra histamino netoleravimas. Ir čia tada kyla klausimas, kas čia yra apskritai, kaip tu įvardintum žmonėm, paprastai, kas tas histamino netoleravimas ir ką jis gali sukelti, kaip jis gali pasireikšti, galbūt galima kažkokius tyrimus atlikti. Taip, čia tokia gal retesnė situacija, bet dabar vis labiau iškylanti į paviršių. Tai histaminas natūraliai yra mūsų organizme ir yra maisto produktuose. Ir kai pas mus trūksta histamino fermento diamino oksidazės, histamino oksiduojančio fermento, jis pradeda kauptis
ir tada absorbuojasi į kraują. Ir tada atsitinka tokia situacija, kai simptomai varijuoja nuo migrenos iki nuovargio, iki vėlgi virškinamojo trakto simptomo. Mums gali pilvą raižyti, pilvą pūsti, gali būti odos paraudimas, netgi atsirasti nosies užgulimas. Tai kol atrandama ta priežastis, tikrai pacientas gali užtrukti, apeidamas kelis specialistus. Tai vėlgi tada mes arba paskiriame eliminacinę dietą be histamino turinčių produktų, arba mažai histamino turinčių produktų, arba atliekame mano minėto fermento tyrimą iš kraujo. Ir kartais galime kombinuoti gydymą, tai yra dieta plus diamino oksidazės papildai, pabandymui, kaip sekasi pacientui, ar reikia tų papildų iš tikrųjų, gal užtenka tik tai dietos ir panašiai. Dažniausiai tai nėra visą gyvenimą trunkanti situacija, reiškia, po kurio laiko mes galime bandyti įtraukti histaminą turinčių produktų ir stebėti, kaip pacientas jaučiasi, kiek jisai reaguoja, ir panašiai. O odos dūrio mėginiuose, kai darot su histaminu, gali sureaguoti tokiu atveju? Taip, odos dūrio mėginiai yra atliekami su maisto alergenais, tarkim, ir histaminas yra kaip kontrolė. Tai pats tas histaminas dažniausiai tiesiog papulė atsiranda, nežymus paraudimas, tai netoleravimo metu mes tikrai matome stiprų paraudimą, papulė gali būti net ir dauginė, susiliejanti, tai jau mums gali signalizuoti apie šitą būklę ir ją tikrai galima įtarti. Tai tas fermentas yra DAO dar kitaip, fermentas vadinamas, tai jį galima atlikti iš kraujo. Taip. Ir jis yra toks, pakankamai jau tikslus, kur jau 100% galim pasikliauti, ar yra kažkokių, sakykime, indikacijų, kur gal geriau netlikti, palaukti, galim gauti klaidingai neigiamų rezultatų, arba kaip tik klaidingai teigiamų rezultatų, gal kažką žmonėms reikėtų, žinoti prieš atliekant tą tyrimą, ar nėra kažkokio apribojimo? Vėlgi, tas tyrimas yra mokamas, tai tikrai svarstom kiekvieną kartą, kiek mums jo reikia, gal tikrai pabandom tik dietą, gal geriau kontrolės metu pamatom, kad dietos kažkaip neužtenka, tada pasidarom ir tyrimą. Tai žodžiu, toks svarstytinas tyrimas, kiek mums jo reikia, sprendžiam individualiai. O kalbant apie behistamininę dietą, tai kokie tie būtų produktai, kurie turi histamino ir kurių, tokių žmonių organizme sunkiau jie būtų skaidomi? Galbūt yra kažkokie netgi ir liberatoriai, įjautrintojai, kurie galbūt skatina to histamino išsiskyrimą? Taip, tai pagrindiniai tokie produktai, kurie turi daug histamino. Tai pirmiausia, pradėsiu gal nuo alkoholinių gėrimų. Tai yra raudonas vynas, alus, šampanas. Tada yra rūkyti gaminiai. Tada yra daržovės tokios kaip pomidorai, špinatai, labai mėgstami turbūt visų mūsų. Iš mažiau histamino turinčių produktų gal paminėčiau kitas daržovės likusias, šviežia mėsa. Aplamai gal šito vietoj skatinčiau šviežią maistą valgyti, tai yra namie gamintą maistą, tada mes žinome, ką mes įdedame. O tarkim, visi padažai mums gali skatinti tos minėtus simptomus ir vėlgi bus sunku atrasti. Bet visada duodame tokią atmintinę su produktais, kad žmogus žinotų, ko jam vengti. Taip, tai jau vakarykščio maisto geriau nevalgyti. Viską gaminti čia ir dabar, suvalgom ir jau kitai dienai nepasiliekam. Čia jau pagal galimybės, ieškokime balanso. Arba situacija, šventė. Taip. Kas vartoja alkoholį, raudonas vynas, brandinti sūriai, taip, degustacijos, dar rūkyta mėsytė ir jau žiūrėk, jau pilvas visas išsipūtęs ir paraudęs veidas. Ir čia jau tada netgi neraudonis turbūt veido. Čia jau toks jo gali būti net ir su niežuliu, toks patinimas šiek tiek. Taip. O ką iš medikamentų tada siūlytumėt tą DAO fermentą tada pagerti? Taip, šiuo atveju taip. O kaip jį reikėtų vartoti, kiek laiko vartoti, ką reikėtų žmonėms žinoti? Vėlgi, tokį visada kontrolinį laikotarpį duodu 3 mėnesius. Ir tada kviečiuosi ir kalbame su pacientu, kaip jam sekėsi, ar atitikome lūkesčius, Tai manau, 3-4 mėnesiai būtų pats tas. Ką dar būtų svarbu žmonėms žinoti apskritai apie netoleravimą? Kalbėjom apie glitimą, apie laktozę, apie histaminą. Gal dar kažką būtų svarbu paminėti? Gal turi kažkokią istoriją papasakoti, pasidalinti, kaip
buvo nustatytas vienas ar kitoks netoleravimas arba priešingai, galbūt paneigė glitimo, laktozės ar ten histamino netoleravimą. Gal labiau atkreipčiau dėmesį, tarkim, tas nosies užgulimas, ne, pacientas vaikšto pas otorinolaringologus, ieškom alerginės slogos, ne, ir tada irgi svarbu pakankamai išklausti, kada tas nosies užgulimas atsiranda. O jūs ten, tarkim, atsiranda suvalgius rūkytų gaminių. Ir jau turi kilti toks, ne, šauktukas, o gal čia histaminas kaltas. Ir tokių situacijų tikrai yra ne viena, kai netyčia mes atrandame su nespecifiniais simptomais tas būklės, bet vėlgi gal norėčiau pasakyti, kad tai nėra liga ir tai nėra visam gyvenimui situacija, ne? Tai jeigu šiuo momentu jums pradėjo atsirasti tokie keisti simptomai, žinokit, kad atsakymas yra, bet jo reiks paieškoti, ne? Ir šiek tiek tą maistą reikės pakoreguoti. Taip, reikia kantrybės. Taip. Ne visada viskas gaunasi iš pirmo karto. Ir tikrai šiaip atrodo, kas čia yra eliminuoti, pakeisti, bet iš tiesų yra darbas. Ir reikia skirti tam ir laiko, ir kantrybės reikia skirti. Ir ne visada taip greitai, tie simptomai išnyksta. Taip, kiekvienam labai individualiai. Ir tikrai pradėsit skaityti etiketės, gal ko nedarote, ne? Ir tikrai pradėsit domėtis. Ir tarkim, kas liečia glitimą, tai pacientai iš karto, tai ką man reikės valgyti. Bet yra tų kruopų, gal tų, kurių dar net ir nežinot ir neatradot, ne? Tai tikrai, kaip sakyt, alternatyvų yra visais atvejais, tiek ir laktozės netoleravimo atveju, kiek yra alternatyvių pieno produktų dabar, ne? Išsirinkit kokį norit, migdolų, kokosų, avižų, sojų, tik bandykim ir atrasim tą rezultatą. Na gerai, o jeigu, tarkim, žmogus viską išbando, tikrai laikosi tų paskirtų rekomendacijų ir vis tiek negerėja, vis tiek simptomai išlieka, kas tada gali būti? Gal tai visiškai net netoleravimas? Na, tada vėlgi, jeigu buvo pas gastroenterologą, kuris atmetė savo situacijas, ne, aš atmetu savo alerginės situacijas, netoleravimus, galbūt tada pasvarstykim apie, žarnyno mikrobiotos tyrimą. Jisai irgi mums gali pateikti tam tikrų atsakymų, ne? Žmonės nori žinoti atsakymus. Tai toks tyrimas gal gan naujas yra, vėlgi šiai dienai kol kas tik privačiose klinikose, laboratorijose atliekamas, bet tikrai galėtų, pakankamai daug atsakyti, kas šiai dienai pas pacientą dedasi tame žarnyne. O ką konkrečiai galėtų atsakyti? Kokie ten tekę girdėti apie tą pralaidų žarnyną, leaky gutą, apie disbiozės turbūt indeksai. Ten daugiau, man rodos, visko galima įsivertinti. Gal tu tiesiog galėtum žmonėms sukonkretinti, ką jie galėtų realiai sužinoti, atlikdami žarnyno mikrobiotos tyrimą. Tai pirmiausia, tai sužinosime, kuriam enterotipai priklausote. Jų yra 3 ir kiekvienas turi savų savybių, ne savitų. Tai prie vieno, tarkim, geriau absorbuojami vieni vitaminai, ne prie kito, tarkim, geležis ir panašiai. Jau duos kažkokią informaciją, ne, kur nukrypti. Tai vėlgi tas disbiozės indeksas parodys, kokia situacija gerųjų bakterijų, ne, kokie metabolitai kaupiasi labiau, kokia virškinimo situacija, kaip jūs skaidote riebalus, cukrų, koks vandens pasisavinimas, ne, kas irgi yra svarbu bendrai mūsų savijautai. Taip pat uždegiminiai žymenys. Aišku, jeigu jie buvo neigiami pas gydytoją gastroenterologą, galbūt bus neigiami ir mikrobiotos tyrime, ne? Tai teisingai pralaidumo situacija, ne? Ar mūsų žarnyno epitelis geras, ar barjeras yra pakankamas, šitas tyrimas pasakys. Tai manau, kad ir netgi tą patį histaminą gali parodyti. Tai vienu tyrimu gan daug atsakymų gausime, bet paminėsiu vėlgi, kad niekada nepradėsim nuo šito tyrimo, ne? Prieš tai tikrai yra begalė kitų tyrimų, bet kaip papildomas tyrimas tikrai šiai dienai yra naujas ir, manau, atras savo vietą. Gal žinai, kiek laiko jau Lietuvoje galima atlikti šitą tyrimą? Mano nuomonė apie porą metų. Jo, bet tyrimas nėra pigus. Tai tikrai pacientai, kurie nori žinoti, gali tą tyrimą gauti po specialisto konsultacijos. Nes tenka susidurti, kai pacientai jau atvyksta pasidarę žarnyno mikrobiotos tyrimą, bet jie būna negavę jokio pakomentavimo. Taip,
Ir tada prašo gastroenterologo ar ten šeimos gydytojo, prašo pakomentuoti, tai ką man čia dabar valgyti, ar čia man reikia kažkokių papildų, kaip man čia atstatyti tą žarnyno mikrobiotą. Tai gal verčiau tikrai pirmiau reikėtų kreiptis į specialistą, į gydytoją alergologą, klinikinį imunologą, tarkim, pasikonsultuoti, kartu nuspręsti, ko konkrečiai reikia, ar tikrai reikia visas tas dalis atlikti. Taip, norėjau sakyti, kad tyrimai šiek tiek skiriasi ir savo dydžiu, ir turbūt tarp laboratorijų yra pokyčio tam tyrime, tai vėlgi man pačiai šitas tyrimas dar pakankamai naujas, patirties neturiu daug, bet tikrai irgi neapsimčiau vertinti jau atlikto tyrimo, nes šioks toks pasiruošimas šitam tyrimui visgi yra. Tikrai svarbu žinoti, ar antibiotikus geriate tyrimo metu, ar negeriate, ar gal geriau atidėkime tyrimą. Tokių niuansų yra, tai todėl nieks ir neapsims turbūt komentuoti to tyrimo, kurio ir nepaskyrė. Tai pradėkim nuo to. Pats tyrimas, gal papasakosiu trumpai, kaip jis atliekamas, yra surenkamos išmatos į specialius konteinerius ir jos yra išsiunčiamos ir maždaug po 3-4 savaičių mes gaunam atsakymą. Pagal jį galime sudėlioti rekomendacinio pobūdžio mitybos planą. Tai ne konkrečiai, ką jums valgyti, bet į ką atkreipti dėmesį, gal kurios grupės vėlgi 3 mėnesiam geriau atsisakyti, ne pagal tai, ką matome atsakymuose, kaip geriau pamaitinti žarnyną su probiotikais, prebiotikais, į ką atkreipti dėmesį. Tai vėlgi nebus vienintelis atsakymas, visame gydymo plane mums bus papildomas atsakymas. Kada reikėtų atlikti kontrolę? Ar apskritai reikia atlikti, nes šiaip žarnyno mikrobiota pakankamai greitai gali keistis. Man rodos, netgi priklauso ne tik nuo maisto, bet ir nuo fizinio mūsų aktyvumo. Nuo streso, nuo gyvenimo būdo. Nelabai rekomenduoju iš karto ten po 3 mėnesių atlikti, galbūt kažkokią tik tai dalį, kuri mums yra aktuali. Tai geriau, kaip sakyti, investuokime kitur, savo pinigus. O galima tuo tyrimu, tarkim, nustatyti, nes čia irgi labai aktuali tema, parazitus, ten kirmėlės. Taip, nepaminėjau grybelius, taip, šitus visus tikrai galim. Ir jeigu nustatot iš karto, galit paskirti gydymą, ar tada nukreipėt jau ten, nežinau, infektologo konsultaciją. Tai vėlgi žiūrim taip, kokie simptomai, ar čia mes atradom netyčia, ar čia mums reikia tada gal gastroenterologo pagalbos, gal infektologo pagalbos. Visame kame vis dėlto svarbus bendradarbiavimas. Tarkim, dar būna tokia situacija, kad žemas feritinas. Ir tikrai yra žmonių, kurie, jau viską išsitikrinę, kas tik tais įmanoma, ten ir pas gydytojus hematologus buvę, ir pas gastroenterologus, ir kur ten tik tais nebuvę, ir ten kreipiasi ir ten į alternatyvios medicinos ten ekspertus. Ir vis tiek žemas feritinas, nors ir kaip ir valgo viską, visavalgiai, nėra ten, sakykime, tų specifinių kažkokių dietų, bet vis tiek labai žemas feritinas, pakelia su tom infuzijom, ar ne, geležies, nes jau papildai nelabai tie geriami veikia ir vis tiek feritinas koks 7, 4, silpna, nuovargis, plaukai slenka, nagai lūžinėja. Tai ar turėtų prasmės tada šitas tyrimas kaip, tokia gal net ir galutinė stotelė, sakyčiau? Taip, jeigu iš tikrųjų visų priežasčių išieškota, gal ta priežastis yra žarnyne. Ir manau, kad aplamai žarnyno mikrobiotos tyrimas yra mokslinio tyrinėjimo epicentre. Mes dar kiek nežinome iš to tyrimo, kokios naudos galim gauti. Tai atsakymas būtų dėl tos pačios geležies, gal tikrai jūsų enterotipas tiesiog toksai. Bet, tai yra paskutinė stotelė iš tikrųjų. O kas tas enterotipas? Tai yra, mums parodo, kokios bakterijos tiesiog vyrauja daugiausiai jūsų žarnyne. Tai vis tiek priklauso, reiškia, nuo to, ką mes valgom turbūt. Gali taip būti, čia toks labiau veganai, pavyzdžiui, vegetarai, ar ten visavalgiai skirsis turbūt, ar ne, tie enterotipai? Taip, tai pavyzdžiui, enterotipas gali būti būdingas labiau vegetarams, gali būti labiau būdingas visavalgiams, gali būti tas mišrusis toksai, tai matosi, kurios vyrauja bakterijos ir aišku, už ką jos yra atsakingos. Ką dar būtų, sakykime, svarbu žinoti, kreipiantis į gydytoją alergologą, gal kažkokios, tokios, sakykime, būklės, aliarmo signalai,
signalai, kur, na, reikėtų jau nedelsti ir reikėtų pasirodyti pas gydytoją alergologą, o nebandyti pačiam kažkaip tais ten gydytis ir bandyti spręsti problemas. Na, gal kažkokie aliarmo tokie simptomai yra? Taip, tai kaip supratom, mūsų simptomai atsiranda greitai, per kelias minutės, dažniausiai iki valandos, ne, jeigu tai yra greitosios reakcijos. Tai vieną kartą pastebėjus, ne, mes gal ir nueisim į vaistinę, gausim vaistų, bet jeigu tai kartojasi ir jeigu tai, pavyzdžiui, kartojasi vis suvalgius tą patį produktą, ne, arba vis atėjus pavasariui, tai tikrai nedelskim ir kreipkimės į gydytoją alergologą, nes šiai dienai iš tikrųjų gydymo būdų mes galime, na, tikrai daug pateikti, tiesiog reikia atrinkti individualiai, kuris jums geriausiai tinka. O kokie tie būtų gydymo būdai? Na, grupėmis, jeigu galima būtų suskirstyti, kad žmonės tiesiog, na, žinotų, kokie tie variantai, sakykime, yra dieta eliminacinė, tai taip, čia kas be ko, vengti stresogeninių faktorių arba juos koreguoti, ten, nežinau, kognityvinė elgesio terapija, miegas labai svarbu, kvėpavimas, ar ne, ir ten meditacijos ir taip toliau irgi labai svarbu, fizinis aktyvumas, bet kalbant apie tą tokią medikamentinę pusę, kur čia būtų tie tokie, na, esminiai momentai, esminės tos grupės, kur žmonės, na, žinotų, kad galbūt šita vaistų grupė man tiktų. Gal yra kažkokia imunoterapija? Taip, tai jeigu kalbam, tarkim, apie alerginę slogą, tai irgi yra gydymas prieš alerginiam tabletėm, yra gydymas intranazaliniais purškalais, gali būti gydymas specifinė imunoterapija. Reiškia, jeigu žinom tikrai konkrečiai, kad yra alergija, tarkim, beržai, mes galime 3, 4, 5 metus pacientą, pavadinkim, nujautrinti nuo beržo alergeno. Ir atėjus pavasariui, po gydymo, tikriausiai pacientas jaus arba labai minimalius simptomus, arba iš vis pamirš, kad turėjo alergiją. Tai tikrai pakankamai efektyvus gydymas ir tikrai labai rekomenduoju naudotis šią progą. Kaip tik dabar turiu pacientę, kuri turi tikrai ilgalaikę užsitęsusią slogą. Tikrinta yra ir gydytojų otorinolaringologų ir kaip ir viskas gerai. Tikrinau ir aš, tokio kaip refliukso, na, nelabai yra, bet vis tiek bandėm pažiūrėti, galbūt yra atsakas į tą antirefliuksinį gydymą, atsako nėra, vis tiek nosis užgulusi, sekreto yra ir tokio užnosinė, nes sakyčiau, ta tokia užnosinė ir norėja, negerėja, vis tiek. Ar buvo pas alergologą? Buvo. Neigiami mėginiai? Taip. Tai gal pagalvokim, gal čia histaminas kaltas? Va. Turbūt dar nieks nepagalvojo. Dar nepagalvojo, tai va, dabar bus tikrai variantas nukreipti. Arba, nes jeigu loris, tai nieko neranda, nes dažniausiai nosies polipozė gali būti, ne, irgi tokia užslaptinta diagnozė, bet tada pasvarstyčiau apie histaminą. Kas dar, sakykime, kalbant apie anafilaksiją, mes užsiminėm pokalbio pradžioje, kad, na, tos jau alerginės tokios ryškios ūmios reakcijos gali būti kaip anafilaksija. Tai kaip žmogui greitai atpažinti, greitai reaguoti, ką daryti, galbūt reikia kažką su savim turėti, kaip tokią, na, ekstrinę pagalbą, ten tie vadinamieji adrenalino švirkštai, injektoriai yra. Jeigu tai yra, sakykime, pirmas kartas ir niekada prieš tai nebuvo, kaip greitai sureaguoti, na, aišku, ten reikia kviesti tą greitą medicinos pagalbą, bet ką dar žmogus gali padaryti, na ir aišku, jau kai tai ne pirmas epizodas, ką jam reikėtų su savim turėti, kad, na, išvengti rimtų komplikacijų ir netgi mirties. Taip, čia tokia tikrai gyvybei pavojinga situacija. Simptomai ateina greitai, kaip ir minėjau, per kelias minutės. Tai ir dilgėlinė, ir tinimai, ir kvėpavimo sutrikimas, gali būti sąmonės sutrikimas ir arterinio kraujospūdžio kritimas. Ne? Tai reiškia, kad kviečiam greitąją. Ir mūsų pagrindinis vaistas iš tikrųjų yra adrenalinas šiuo atveju. Pagal dozę vaikui ar suaugusiam mes skiriame. Ir, na, ateityje, jeigu viskas baigėsi gerai, ieškom kaltininko, kad žinotumėm, kad nepasikartotų situacija. Ir pacientui yra išrašomi adrenalino autoinjektoriai, kad jis galėtų pats, esant reikalui, susileisti, apmokami artimieji, kad irgi žinotų, ką daryti, esant tokiai situacijai.
Tai yra svarbu, gal paminėsiu, kad švirkščiama dažniausiai į vidurinį šlaunies trečdalį, į raumenį, dozė jau yra švirkštiklyje, tai nieko skaičiuoti nereikia, nieko susitraukti iš ampulės nereikia, šiai dienai tikrai viskas yra padaryta tiek patogiai, kad galėtų ir pats žmogus savo padėti. O kas gali paskirti adrenalino švirkštą? Bet kuris gydytojas gali paskirti? Tai vėlgi čia kompensacijos klausimas yra, tai tikrai kompensuojamus gali paskirti gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas arba vaikų alergologas, tęsti gali šeimos gydytojas. Dėl skubios pagalbos gydytojų dabar negaliu atsakyti, nes dažniausiai tokios situacijos metu žmonės patenka į skubią pagalbą, į priėmimą, yra stebimi, nes situacija turi tokį, pasikartojimo momentą, vadinasi, jūs tikrai pabūsite tam priėmime, kol tikrai būklė bus stabilizuota. Dar pasinaudosiu progą ir paklausiu tavęs kaip klinikinės imunologės dabar tokio klausimo. Būna tokių situacijų, kad, žmogus neišbrenda iš infekcijų. Ir atrodo viskam imlus, greit užsikrečia kokią virusinę infekciją, žiūrėk jau viduriuoja, žiūrėk jau ten kažkoks gastroenterokolitas. Kada jau reikėtų pas jumis nukreipti ir pasitikrinti dėl imunodeficito? Taip, tai gal trumpai, kad yra pirminiai ir antriniai, tai įgimti arba įgyti. Iš tiesų, vaikų amžiuje, gal sakyčiau, per metus 3-4 antibiotikų kursai jau būtų įtarimas ir šeimos gydytojas turėtų pasvarstyti apie siuntimą specialistui. Suaugusiam amžiui tos infekcijos, vėlgi, kiek reikia antibiotikų kursų, kiek pačios infekcijos yra sunkios. Tikrai šioje vietoje turiu tokį pavyzdį. Pacientas vis sirgo pasikartojančiam grybeliniam burnos infekcijom, kandidozė. Taip. Ir iš tikrųjų šeimos gydytojai pasidarė atsirado įtarimas, kas čia galėtų būti, nes ir sunkiai gydymai pasiduoda ir vis atsinaujina, Tai šioje vietoje galbūt priminčiau, kad tikrai svarstytinas ir živ tyrimas, nes tikrai gali būti kaip antrinis imunodeficitas su štai tokiom komplikacijom. Taip. Na ir visai pabaigai, kokios būtų tavo pagrindinės žinutės mūsų žiūrovams, klausytojams, ką reikėtų žmonėms išsinešti, paklausius mūsų laidos, tokius esminius akcentus, kada galbūt jau reikėtų nenumoti ranką, kada galbūt jau reikėtų kreiptis į jūs, gydytojus alergologus, klinikinius imunologus. Tai gal pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų alergologas, klinikinis imunologas turėtų būti svarstytinas tiek pacientui, tiek šeimos gydytojui, tiek gydytojui specialistui, nes kaip matom, simptomai varijuoja. Reikia turėti kantrybės, neigiamas atsakymas irgi yra atsakymas ir to atsakymo gali tekti paieškoti. Linkėčiau atrasti balansą visame savo gyvenimo būde ir kontakte su maistu ir džiaugtis pavasariu. Tai ačiū tau labai, Rūta. Ir tikiuosi, kad ši laida mūsų žiūrovams ir klausytams patiko, o jeigu patiko, paspauskite like, palikite komentarą ir prenumeruokite Gastro paprastai kanalą. Iki kitų kartų.